Šiandienos Evangelija mums pateikia nuostabią giesmę Nunt Dimittis. Tai Simeono himnas, senolio, kuris šventykloje paėmė kūdikį Jėzų ant rankų ir su tikėjimu tarė: dabar, Viešpatie, leisk savo tarnui išeiti ramybėje, nes mano akys išvydo tavo išganymą. Simeonas buvo gavęs iš Dievo aiškų pažadą: jis nemirs, kol nepamatys Izraelio išganymo. Kai Marija ir Juozapas atneša kūdikį Jėzų į šventyklą atlikti apsivalymo apeigų, Simeonas tame kūdikėlyje pamato tai, ko niekas kitas nematė. Tai buvo ne tik vaikas, tai buvo pats Dievas. Tai įtikėjimo regėjimas, antgamtinis regėjimas, regėjimas gebantis atpažinti Dievo buvimą vaiko trapume. Todėl Simeono giesmė nėra paprastas žmogiškų jausmų momentas. Jis džiaugiasi ne todėl, kad pamatė vaiką. Jis džiaugiasi, nes pamatė Dievą vaiko pavidalu. Reikia išmokti matyti tai, kas nematoma. Todėl Simeonas skelbia: Jėzus yra šviesa, apšviečianti tautas. Tačiau atkreipkite dėmesį, ši šviesa neapšviečia kūno akių. Ji apšviečia tikėjimo akis. Šiandienos Evangelija yra galingas kvietimas tikėti. Mes turime artintis prie Kristaus su šiuo antgamtiniu tikėjimu. Deja, šiandien kai kurie pernelyg stipriai pabrėžia tik Jėzaus žmogiškumą. Jie sako: Jėzus buvo tik žmogus, viskuo panašus į mus, labai žmogiškas, labai artimas. Tai tiesa, Jėzus yra visiškai žmogus, viskuo panašus į mus, išskyrus nuodėmę. Tačiau jei prarandame tikėjimą, kad tas kūdikis nėra žmogiška asmenybė, bet dieviškoji asmenybė, tuomet prarandame krikščionybės esmę. Jėzuje yra viena asmenybė. Ši asmenybė yra dieviška, antroji švenčiausiosios trejybės asmenybė. Ir šį vieną asmenybę turi dvi prigimtis: žmogiškąją prigimtį, tikrą ir pilną, kūną ir sielą, visko panašiai mus, išskyrus nuodėmę, ir dieviškąją prigimtį, visko lygia tėvui. Todėl Jėzus yra tiltas tarp dangaus ir žemės. Nebėra bedugnės, nebėra atskirties tarp Dievo ir žmogaus. Yra asmenybė, kuri sujungia dangų ir žemę, nes joje yra dieviškoji prigimtis ir žmogiškoji prigimtis. Tai yra mūsų tikėjimas. Kai Simeonas artinasi prie Jėzaus, jis artinasi ne prie paprasto žavėtinio žmogaus. Jis artinasi prie Dievo, tapusio kūnu, ir mes taip pat esame kviečiami priimti tą pačią antgamtinę šviesą. Šviesą, kuri apšviečia mūsų tikėjimą ir leidžia mums matyti tai, ko pasaulis nemato. Todėl šiandien atnaujinkime savo tikėjimą. Atnaujinkime savo tikėjimą Dievo buvimu, Kristaus žmogiškume, dieviškojoje, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žmogiškojoje prigimtyje, kuri mums yra išganymo tikrumas. Ir kontempliuodami šią tikrovę tikėjimo akimis, mes taip pat galime tarti: dabar esame ramybėje. Dabar, Viešpatie, leisk savo tarnai išeiti ramybėje. Tegul Dievas tave laimina.